Scena – tai vieta, kur susitinka menas ir emocijos, kur gimsta istorijos paliečiančios žiūrovo širdis. Tačiau, kad visa tai įvyktų, reikalingas nematomas, bet labai svarbus kūrėjas – scenografas. Anykščių kultūros centre dirbantis scenografas Valentinas yra tas žmogus, kuris kuria vizualinę renginių aplinką, formuoja scenos erdvę ir padeda žiūrovams pasinerti į spektaklių, koncertų ar kitų pasirodymų pasaulį. O šiandien mėgau papaišyti, kažką pabandyti sukurti, ir tai tęsiasi eilę metų. Anykščių kultūros centre aš jau dirbu su pertraukom, bijau pasakyti gerai virš 20 metų. Scenografija tiesiog, įdomus savotiškas žaidimas. Įdomumas tuo, kad nežinai, kas iš to išeis. Dekoracijos, ne tik dekoracija, apšvietimas, toks, įsivaizduojat teatrą be nieko. Pagyvina tą, kaip sakant, ir tą laikmetį kažkokį, kurį nori parodyti. Man gal įdomiausia būtų su teatru dirbti. Be režisieriaus nurodymų tiesiog, negali apsieiti. Nes tai yra režisierių sukurtos scenos. Negali padaryti to, ko jis net nenaudos. Kartu su režisierium, su režisieriais, su Jolanta, su Jonu, kažką pavyksta pagaminti. Šiandien, kai viskas sparčiai modernėja, mes įpratę prie spausdintų afišų, skaitmeninių reklamų ir automatizuotų scenografinių sprendimų. Tačiau anksčiau viskas buvo kuriama rankomis, nuo renginių plakatų ir užrašų iki dekoracijų bei vizualinių akcentų. Čia irgi įvairių švenčių dalelės, vadinkim. Tie didieji yra tai miesto šventės, čia naujametiniai, čia pavasario švenčių. Mūsų scenografas ne tik ruošia scenas ir kūrė dekoracijas, bet ir pats piešė, maketavo simbolius, lipdė, tapė ir konstravo viską, kas reikalinga renginiui. Per šiuos 20 mečius jis sukūrė daugybę vizualinių elementų, tarp kurių ir Anykščių kultūros centro logotipas, kuris iki šiol simbolizuoja šią vietą. Tai tik įrodo, kad scenografija nėra vien tik dekoracijų kūrimas. Tai menas, kuris formuoja renginio atmosferą, suteikia jam veidą ir padeda žiūrovai pasinerti į visą kūrybinį vyksmą. Jo sumanymai ir net mažiausias detalės tampa jungtimi tarp scenos ir žiūrovų. Tai darbas, kuris reikalauja ne tik meninio pajautimo, bet ir techninių įgūdžių, nuolatinio tobulėjimo bei gebėjimo prisitaikyti prie naujovių. Nuoširdžiai dėkojame mūsų scenografui už profesionalumą, už kūrybą ir atsidavimą savo darbui.